kiekvienas geras kreditas gali tapti blogu, o blogas gali būti geru. Tai vat vėl žinios mums padeda tą sureguliuoti. Nu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, turite automobilį leasingo, ne, ir puikiai suprantat, už jį ten mokat 500, kas daugiau mokat, ne. Na ir jeigu jums reikia už jį mokėti, kaip ir sakėm, reiškia, tai yra blogas kreditas. Na, bet jeigu su to automobiliu važiuojat kažkur savaitgaliais per šventes ir vakarais, kaip boltas, ne, pavežioti žmonės, ir jeigu jūs uždirbat, pavyzdžiui, 1000, gal į mėnesį prisidedat, ar ten, kad yra 800, tai kas gaunasi, ne, kad jūsų tas automobilis uždirba pinigus ir dar šeimai lieka kažkokia dalis pinigų. Tai jau galima sakyti, mes jį paverčiam iš blogo į gerą. Pavyzdžiui, dėl būsto paskolos irgi galbūt turiu pastabą, kad būsto paskola, jeigu neprotingai paimta, su dideliam palūkanom, irgi gali būti bloga, nes tiesiog 30 metų tu moki už tą kreditą. Taip, vis tiek reikėtų kažkokią strategiją susikurti, kad greičiau tą kreditą grąžinti, ar kad nemokėti įmokų, nes, pavyzdžiui, yra, pavadinsiu, nekilnojamo turto kreditas, kaip sakėm, kad jūs galite turėti jį, įleisti nuomininkus ir jums sumokės už tą kreditą ir dar jums liks pragyvenimai, ne? Aš dirbu su klientais, kurie turi būsto verslo kreditus ir išdirbau tiesiog tokią klasikinę sistemą, jinai nieko ypatinga nėra. Pirmas dalykas, ką jūs tikrai turite daryti, tai yra vesti savo biudžetą, ne? Labai paprasta, visi verslai deda pajamas, išlaidas. Šeimos biudžetas, nereikia baigti finansų kažkokių ten magistratūrų, kad tu atsiverstum ir pamatytum, kad restoranuose, rūbams arba automobiliams tu tiesiog išleidi per daug pinigų ir tikrai tavo protas tiesiog iškart parodo, kur galima sutaupyti. Pasiskaičiuoti, kiek yra jūsų fiksuotos išlaidos, tai yra būtinosios išlaidos, kaip pavyzdys sakau, pavyzdžiui, šeima su 2 vaikais, ten minimum išlaidos yra 2000, ne? Reiškia, jūs vėl priklauso, ar turit vaikų ar ne, nuo 3 iki 6 mėnesių jūs turite turėti pirmą finansinę pagalbę. Dalį laikyti namuose, dalį terminuotose indėliuose ir ne už 1% ar už 0%. Jūs turite žiūrėti, kur daugiausiai duoda. Pavyzdžiui, šiandien galite už 3% pasidėti terminuotą indėlį. Sutinkat, nuo 10 300 ar 150. Skirtumas yra, ne? Tai va, paskui, kai jūs jau turite tą finansinę pagalbę, reikia dabar finansinio rezervo. Jeigu paimsim finansinę pagalbę, jūs turite turėti dalį auksų, dalį sidabro. Ir kita, sakykime, suma turėtų būti vadinamos trumpalaikės obligacijos. Yra daug tokių tarpusavio skolinimosi platformų. Tada jau prasideda investavimas. Tada jau, kai tai yra pirmas čia lygis, kai jūs turit finansinės pagalbės. Tai yra finansinis saugumas. Po to jau po truputį einat prie finansinės nepriklausomybės. Ir jau ten yra, prasideda investavimas, pradedat kažkur investuoti į akcijas, obligacijas, kas nori truputį bitkoinus, dar į kriptovaliutas. Tiesiog pradedat mokintis investuoti. Bet tos finansinės pagalbės, to finansinio saugumo jūs gyvenime neliečiat.